Prieš pradėdamas viešai gyvenimą ir veiklą, Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad iškęstų 3 nepaprastai reikšmingus gundymus. Evangelijoje pagal Matą rašoma: išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: jei tu Dievo sūnus, pulk žemėn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam tarė: taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną, įrodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, sako: visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Tada Jėzus tarė: eik šalin, šėtone, juk parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Gundymų istorija aprašyta trumpai ir paprastai, tačiau jos prasmė labai gili. Visais laikais įtraukia mąstytojų dėmesį. Ne vienas teologas bei filosofas bandė ją aiškinti. To ėmėsi ir garsus rusų rašytojas Fiodoras Dostojevskis. Jis mėgino pažvelgti į gundymų prasmę, ieškodamas platesnių bei gilesnių įžvalgų. Rašytojas buvo įsitikinęs, kad šie 3 gundymai apima ir nusako visą tolesnę žmonijos istoriją. Jie atskleidžia žmogiškosios prigimties prieštaravimus ir parodo 3 kelius, kuriais žmonija linkusi eiti. Dostojevskio pasakojime vaizduojamas brolių Aliošos ir Ivano pokalbis. Alioša yra vienuolis. Jis nuoširdžiai tiki į Dievą. Tačiau jo brolis Ivanas nepriima Dievo sukurto pasaulio, kuriame daug beprasmės kančios. Jis išgyvena tikėjimo krizę. Ivanas išsako Aliošai savo priekaištus Dievui, pasakodamas broliui savo sukurtą didžiojo inkvizitoriaus legendą. Joje mįslingas veikėjas, didysis inkvizitorius, kaltina Kristų už jo mokymą, kritikuoja gyvenimo kelius, atskleistus 3 gundymuose. Veiksmas rutuliojasi 15 amžiaus Sevilijoje, Kristui vėl pasirodžius tarp žmonių. Jis suimamas, kad savo mokymų neklaidintų miesto gyventojų. Jėzų atveda į niūrią kalėjimo vienutę. Visiškai sutemus atsiveria metalinės kalėjimo durys, pro kurias su žibintu rankose įeina pats senasis inkvizitorius. Durims susidarius, jis ilgai ir įdėmiai žiūri Kristui į veidą. Tada pastato žibintą ant stalo ir sako: kodėl tu atėjai mums trukdyti? Dostojevskio inkvizitorius simbolizuoja istorinę jėgą, į kurios rankas sudėjusi savo laimę žmonija patiria žemiškąją laimę, atitinkančią pirmojo ir antrojo lygmens laimės sampratą. Didžiojo inkvizitoriaus kaltinimai Kristui. Kaltinimas pagal pirmąjį gundymą. Žvelgdamas į Kristų, didysis inkvizitorius tęsia: tu nenorėjai atimti iš žmogaus jo laisvės ir atėmei pasiūlymą akmenis paversti duona, nes kokiagi laisvė nusprendėjai tu, jei klusnumas yra pirktas duona. Tu atsakei, kad ne viena duona žmogus gyvas, bet ar žinai, kad dėl šitos žemiškos duonos prieš tave ir sukil žemės druska ir stos į kovą su tavimi ir nugalės tave. Sutikęs akmenis paversti duoną, tu būtum išsprendęs amžiną kiekvieną žmogų ir visą žmoniją kankinantį klausimą: kam reikia nusilenkti?
Žmogus neturi kito tokio nuolatinio ir skausmingo rūpesčio, kaip tapus laisvam, kuo greičiau surasti ką nors, kam galima būtų nusilenkti. Užuot užvaldę žmonių laisvę, tu padaugina ją ir laisvės kančiomis amžinai apsunkinai žmonių sielas. Tu norėjai laisvo žmogaus meilės, norėjai, kad jis laisva valia, susižavėjęs tavimi, sektų paskui tave iš meilės tau. Kodėl tu apsunkinai mūsų laisvę? Kaltinimas pagal antrąjį gundymą. Didysis inkvizitorius tęsė. Kai baisi ir didžiai išmintinga dvasia pastatė tave ant aukštos šventyklos ir tarė tau, jei tu esi Dievo sūnus, šok žemyn, nes pasakyta, kad angelai pagaus ir neš jį, ir jis nenukris ir neužsimuš. Tada taps akivaizdu, kad tikrai esi Dievo sūnus ir įrodysi savo tikėjimą į savąjį tėvą. Išklausęs tu atmetei pasiūlymą, nesusigundė ir nešokai žemyn. Tu nenužengiai nuo kryžiaus, kai minia šaukė, tyčiodamasi ir juokdamas iš tavęs. Nuženk nuo kryžiaus ir įtikėsime, kad tai tu. Nenužengiai, nes nepanorėjai pavergti žmogaus stebuklų. Tu troškai tikėjimo be stebuklų, troškai laisvos, bet ne stebuklų išreikalautos meilės. Nevergiško susižavėjimo galybę, keliančią žmogui baimę. Jeigu labiau žmonės gerbtum, mažiau iš jų reikalautum. Ir tai būtų labiau panašu į meilę, nes palengvintum jų naštą. Nerimas, sumišimas ir nelaimės – štai dabartinė žmonių dalia, po to, kai tu tiek iškentėjai dėl jų laisvės. Kodėlgi tu reikalavai iš mūsų meilės? Kaltinimas pagal trečiąjį gundymą. Didysis inkvizitorius, žiūrėdamas Kristui į akis, jį kaltina toliau. Kodėl nepriėmei paskutinės dovanos, kurią jis siūlė tau, parodęs visas šios žemės karalystes? Kodėl atmetei pastarąją dovaną? Jei nebūtum paniekinę šio trečio galingos dvasios patarimo, būtum laimėjęs viską, ko žmogus siekia žemėje, tai yra prieš ką nusilenkti, kam patikėti savo sąžinę ir kuriuo būdu visiems susivienyti į bendrą pastovų ir darnų skruzdėlyną. Jei būtum priėmęs pasaulį ir imperatoriaus purpurinę mantiją, būtum įsteigęs vieną pasaulinę karalystę, kurioje viešpatautų visuotinė taika. Juk kasgi kitas turi valdyti žmonės, jei ne tas, kuris valdo jų sąžinės ir kieno rankose jų duona. Žinok, kad aš nebijau tavęs. Ir aš buvau tyruose, ir aš maitinausi žiogais ir šaknimis, ir aš džiaugiausi laisvę, kurią tu laiminai žmonės. Ir aš norėjau patekti tarp tavo išrinktųjų, tarp galingųjų ir stipriųjų. Netgi troškau jų skaičių padidinti. Vėliau apsigalvojau ir nepanorau tarnauti beprotybei. Aš palikau juos. Prisidėjau prie nesuskaitomos daugybės tų, kurie nutarė elgtis kitaip, nei tu moki. Kodėl tu patikėjai mums mūsų sąžinės? Kartoju tau, rytoj tu išvysi šią klusnę kaimenę, puolančią žerti degančių žarijų į tavo laužą, kuriame sudeginsiu tave už tai, kad atėjai mums trukdyti. Jei kas labiausiai nusipelnė mūsų laužų, tai tu. Evangelijoje pagal Matą toliau pasakojama, kad atmetęs gundymus Jėzus Kristus pradeda skelbti gerąją naujieną apie karalystę. Laisvės, taikos ir meilės karalystę, kurioje taikos ilgesys paidus malšina, meilė neapykanta nugali, atleidimas kerštą išrauna. Dostojevskio aprašomas didysis inkvizitorius gundymų akivaizdoje atmeta Kristaus skelbiamą karalystę ir renkasi vertybės tos karalystės,
kuri anot Naujojo testamento yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė.